Tai krokodilas. Ekto, įtrūko, ekto, na. Sveiki, YouTube šaika. Ką ilgai nesimatėm. Turiu vieną problemą. Jau žvejojau 3 kartus lydekas šiais metais, gegužės 1, 3, 4, o dabar 5. Problema ta, kad neturėjau dar nė vieno lydekos kibimo. Ir aišku, ten žvejojau tik po kelias valandas. Bet jau YouTube'ai krenta video, kur traukia lydekas, tai motivacija vėl grįžo, pavydas užkilo. Šiandien turim iššūkį. Atvykau į savo naują visiškai vietą, čia nesu gyvenime buvęs. Gal dėl to ir nepagaunu, kad važinėjau po tokias vietas, bet žvejosiu tol, kol nepagausiu šį kartą. Nėra jokio laiko limito. Viso, šį kartą aš pasiryžęs. Ką, varom, žiūrim, kas bus. Ką, pagaliau susirašiau. Ir prasidės pirmieji metimai. Vanduo toks gana stipriai drumstas. Kas čia buvo? Nusipratau. Kibimas. What the fuck, jebra? Eik tu, na. Pirmą metimą. Oi, dar gera. Klausykit. Bet tai kiek kartų kybo. Aš maniau, kad žolė. Tuk. Dabar blemba užsikabinus nestipriai. Dabar buliacha neįmonės iškel. Pirmo metimo, kas per nesąmonę. Pagaliau. Nu jau viskas, užteks. Buliacha, kiek jėgos, nepavargsta. Aš sakau, kas čia daros, blecha. Maniau, kad žolės. Nu, ateik. Opa. Prašau. Viską aptaškė. Pažiūrėkit. Eik tu savo, čia koks jau išėjom somų į tą pusę. Man ko užkyba. Lucky Jonas, kas šiandien. Nieko savo. Kokia apdraskyta. Pavarai, tave normaliai paimti. O. Ir čia uodega kažkokia. Wow. Pažiūrėkit, jebrytė. Paukšt. Viskas keliauk. Bandiuga. Gražuolė.
Ten. Nu ką, kaip ten pirmo metimo liga tikiuosi nebus čia. Nes kaip ten sako, daugiau nebepagausiu. Bet, wow, šiaip ta lydeka kybo gal kokius, nežinau, 2 kartus gal net. Ir tik iš 3 tai paėmė. Nes iš pradžių jutau kažkokią tikštą. Bet negalėjau dar patikėti, kad pirmų metimų keli rytės prasukimai ir kažkas kybo, nes numečiau realiai į tokį lelijyną. Nežinau, ten kažkur numečiau ir prie kranto ir ką. Maniau, kad kliuvo už lelijų. Pasirodo ne. Nu, nereali pradžia. Tikiuosi, čia nebus pabaiga. Gerai, varom toliau. Šiaip pavasarį visai apsimoka pamėtyti šalia, kur jau pagavai lydeką, nes jos dar, ten išneršusios, jos dar nėra pasklidusios po visą tvenkinį ar ežerą ar upę. Ir jos dar šiek tiek labiau susibūriavusios. Tai visai apsimoka toj pačioj vietoj biškį pamėtyti daugiau. Pirma diena per mano visas tas žvejybas, kai biškį debesų yra. Nes iki šiol tai būdavo visiškai giedras dangus ir 25 laipsnių lempa. Tai tom lydekom gal irgi nėra linksma per tokį orą. Nėra linksma ir man pačiam, tiesą pasakius. Girdėjot jau turbūt, ne, kad šiais metais, o čia ką tik nesenai pakeitė biškį įstatymą ir uždėjo limitus lydekai. Dabar gali imti lydeką nuo 5 iki 8 cm. Jeigu pagauni didesnę, tai niu. Turit paleisti. Starkis nuo 5 iki 5. Ir upėtakį nebegali imti iš vis jokio. Tai va, turėkit omeny. Gerai. Aš manau, kad reikia persiinkaruoti, bet jaučiu, kad toli nuo šitos vietos neplauksiu. Nu, turim bėdą. Pirmaniau. Kurmį tik užmečiau. Matau gumą savo. Pažiūrėkit, koks ištagaras. O kol kas panašu, kad bus pirmo metimo lyga. Šiuo metu 10 valandų. Kibimą turėjau apie 7. Tai jau 3 valandos jau kaip be jokio krepšto. Šiaip aišku, jaučiu neprisideda tai, kad vanduo labai drumstas. Toks kažkoks geltonai žalias. Nežinau, matomumas kokie 3 cm geriausiu atveju. Nu, galim pažiūrėti, kas čia matos po vandeniu. Nežinau, ar matos, bet 3 com.
Gegutė skelbia, kad kibimų nebebus gal. Mini patarimas, gal kas kada nepagalvojat, ypač jei pradedantis esat. Tai va matot, čia visa ta pakrantė yra labai švariai nupjauta žolė. Nu, atrodo toks nekaltas dalykas, bet nežinau ar girdisi, bet ten kažkur toliau šiuo metu irgi pjauna žolę. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tuose pakrantėse, kad ten bus lydeka, šansai šiek tiek yra mažesni, nes kai pjauna tą žolę, tai įsivaizduojat, kaip ten viskas dreba, koks ten triukšmas eina. Tos žuvis nuo pakrantės yra kažkiek nubaidomos. Tai geriau tada, jeigu reikia rinktis, kuriam krante žvejot, tai tada geriau žvejot priešingam. Vat ir visa istorija. Tai va, gal kas kada nepagalvojat. Geras ant krentančio. Nieko savo. Taip lengvai paėmė. Man atrodo nebloga. Och, tu kurmi. Tikrai nebloga. Oi. Čia bus reikaliukų. Kaip lengvai captelėjo. Čia tai bus šau. Oi. Eik, o čia tai krokodilas. Oi. Kas čia daros? Oi, gerulė. Eik, oi. Oi, gerulė. Eik tu, na. Nu čia už bus reikalų. Eik tu, na. Nesitikėjau. Nesitikėjau. 3 kilai drąsiai. Eik tu. Čia neįsipainėtų man į inkarą. Oi, blia, gera. Eik tu, na. Ant AliExpressinio guminuko. Nu, blia, čia vyksta. Nekyla nors su kablom. Oi. Ой.
Ai, biškai apsipynė. Kažkaip šmaudys viską. Nu jau dar turi jėgų. Lialia. Kaip tave čia įvairuot? Ne, čia reikia šito jau. Aš be šito neapsieisiu. Apsipynė, blech, apsisuko apsink save. Davai. Ar lysi? Ne, nelysi dar. Eik tu nafik. Ups, opa. O čia tai lydekiukas. Fiu. Taip. Taip. Žuvytę vandenį. Atkabinti irgi galima iš vandens. Ko nereikia čia daryti. Gerai. Toliau. Va, masaliukas. Žuvis saugi. Taip, mes tave greitai pamatuojam. Va, 8-9. O, prašom. Lydekiukas. Tuk. Gerai. Ir nusifotografuojam. Opa. Ate, gražuolė, tuoj atsisveikinam su tavim. Oi, pirštuką mano. O. Prašom. O čia tai lydekiukas. Žiūrėkit, kokia galva. O. Nieko savo. Kokie gražybiški. Pirštus man iškruvino. Va, kokie graži. Nu, ate. Dar pabūsim biškį. Nu, varys ar ne? Wow. Va, jau nori plaukti. Nu, plauk, gražuolė. Ate. O. Tai va, gerbimieji. Ranka biškiai, pirštai apiplėšyti. Vis žadu tą pirštinę nusipirkt. Bet tų didelių žuvų retai pagaunu, tai kaip neprireikia. Bet didesniai kišti pirštus į žiaunas biškiai jau pavojinga. Aišku, jeigu jinai nespurda, viskas gerai, bet jeigu suspurda, patys matėt. Nu ką, pasidarom pertraukėlę. Pats laikas papietauti. Pietus mano tokie gana paprasti, bet neprasti. Tadam! Bet aš juos biškai pasiturbinu. Nekasdieniai tokie sumuštiniai. Sakysit nesąmonė, bet viduj yra įdėta sūrio ir uogienės biškai. Parašykit komentaruose, jeigu yra tokių valgančio. Super.
Yra vaikelė. Geras. O, irgi nebloga. Sėdės čia reikia. Ai. Aha. O, ir vėl tas pats. Nu, nesitikėjau, kad vidury dienos tokiam karštį kimba lydekos. O va žinot, kodėl aš 3 dienas, 3 žvejybas nieko nepagavau. Nes buvau upėse, kanaluose, kur labai stipriai neršia karšiai. Ir va čia irgi matau pakrantėse kažkas makaluojas labai stipriai. Tai va, jeigu karšiai neršia, tai žinokit, lydeką pagauti bus labai sunku. Nes tie karšiai visiškai bebaimiai būna, tuntais užplaukia ir ten pakrantėse ten duodasi. Tai lydekos yra tiesiog nubaidomos, nežinau. Kai yra karšiai, lydekų jau kibimą suvok labai sunku. Ir tą irgi paliudijo vietiniai žvejai. Tai va, čia įplaukiau į kažkokią siauresnę vietelę ir va, pakrantės jau pilnas malasi. Tai ką darom? Neužsibūnam. Varom kitur. O čia tai buvo smūgis. O čia tai buvo geras smūgis. Kalė gerai. Bet kiek aš čia mėčiau? O taip, fablė. O šitą įryjo, blė. Oho. Nu, pasiduosi. Opa. Eik tu savo. Nutrūko, eik tu, na. Blet. Ai. O, dar tokio. Oi. Dar taip nėra buvę. Nutrūko valas, ble. Eik tu, na. Kas čia per bairiai. Dar taip nėra buvę. Ar atsigavai, lydekiukas? Atsigavai. Gerai. Atsigavo, viskas tvarkoj. Tadam. Nu ką, čempionas. Nu tu čia papuoliai. Gerai viskas baigęs dar. Būtum ten nunėrus man. Все, nunėrė.
Dar tokio bario gyvenime nebuvę. Neįsivaizduoju, kaip jį nutrūko. Gal užkliuvo, užpinto valo kažkaip. Va, žuveliokas mano karinis. Klijuotas, lituotas. Pavadėlis, su pavadėliu viskas tvarkoj. Ir va, pintas valas. Šiaip buvo įsisegę labai stipriai. Tai būtų gaila žuvies, jeigu taip pamoka man, sakyčiau. Bet tai koks kietas smūgis buvo šitos lydekos, reiktų savo. Nu, stipriausias šios dienos. Kibimas, eik tu. Ajajajajaj. Ajajaj. Stabdis buvo neužveržtas. Žiūrėkit, kas liko iš gumos. Ajajaj. Gerai. Bet man atrodo, kad bus gavusi dantis. Ne, jau nebekartos. Tai kaip taip imti, bliocha? Žodžiu, bandžiau šiandien šokdint, bandžiau greičiau traukt. Nieko nebuvo. Viskas ant lėto pravedimo. Šiaip ko dar šiandien neišbandžiau, tai blizgių. Blizgiai irgi eina gana lėtai pratraukt. Makaluojasi ten į visas pusės. Jaučiu irgi variantas. Nu ką, tokia ta žvejyba. Gavosi žiauriai gerai. Nesitikėjau, kad taip gerai bus. Labai buvo fainai susikauti su ta didžiaja lydeka. 8-9 somai. Mano prieš tai buvęs rekordas 90, tai 1 centimetro pritrūko, bet nesvarbu. Buvo labai linksmas tas provalas mano su ta paskutinėje, kaip čia lydeka, kurią ištraukiau. Tai ačiū Dievui ištraukiau su graibštu, nes kitai būtų ten liūdna, bet provalas geras. Vat, paėmiau tą lydeką ranka, išslydo, pamečiau. Aišku, nesinorėjo jos ten labai stipriai suspaus, nes tu gali ten sugniaužęs visą jėgą laikyti ją ir nu tada jau neišsprūs, bet nu bišį gaila žuvies. Nu bet, užtat juokinga. Belė kaip nusvilau, o ranka raudona. Abidvi tokius. Tai vakare jaučiu naktį kentėsiu, bet buvo tikrai verta. Šiaip oras dabar netgi neauktis pradėjo, dabar yra kokios tai 7:30, tai sakyčiau dabar net pats gazas būtų. Dar tikrai reikėtų čia pasilikti bent 1,5 valandos, nes visą dieną saulė, o dabar va, apsiniaukė, net matau kai kur juodi debesis. Tai būtų dabar, manau, kad gal net dar geriau, gal nežinau, spėju. Bet dėja turiu lėkti namo. Nu, bet kokiu atveju viskas liuks, džiaugiuosi. O jeigu patiko, jeigu gal šiaip susijuokiai, ar buvo linksma pažiūrėti tą mano provalą, tai gal bus dar tų provalų. Like, subscribe ir visa kita. Susimatysim kituose video. Ate.